Tai labą rytą, Hebrytė. Labas rytas. Turėjom ką tik verslo susitikimą su italais. Spėkit, ar vaisingai praėjo susitikimas. Italai, primenu. Ką mes norėjom padaryti, yra transliacija iš viršaus vienos terasos padaryti su gražiu vaizdu į Vatikaną. Nelabai gaunasi, kol kas galima ateiti parodyti. Mes viešbutį šitą ėmėm vien dėl jų terasos, nes ten yra vaizdas tiesiai į Vatikaną. Tai mes norim ir tą transliaciją iš ten daryti. Nu, žodžiu, Damutė nori pašnekėti su mumis, mes tai yra norim su ją pašnekėti ir ar leis daryti, ar neleis. Šiaip tikėtina, šiaip matau iš jos veido, kad koks 7% antrim, kad neleis. Nu, čia kaip ir visada, čia jau klasika. Vakar patys matėt, leidžia, neleidžia, paskui kitaip leidžia, tada ateina pinigų, paprašo ir nebeleidžia. Ir niekada negalim būti ramus, nes galvojom, kad jo, čia pavyks. Vakar kalbėjom su adminais, kad čia sako, jo, rytoj ateis, žinot, 9:30 čia pakalbėsit su ta vadybininkė, čia viskas normaliai. Šiandien vėl kitaip. Taip, palauk, Vatikanas yra Vatikanas čia, mes esam kažkur čia, va. Terasa, lesitoilis, va, na čia, tai galim parodyti, kur planuotumėm terasą, va ta terasa, va, taip atrodo, toks vaizdas būtų. Langą daužti nenorim, bet jeigu reikės, mes išdaušim ir langą, vis tiek viskas įvyks. Vienaip ar kitaip, jeigu ne čia, rasim kitur. Mesgi ne pirmą kartą su tokiam situacijom. Mesgi Tomas ir Arnas. Planas dabar toks. Einam į siuntų kažkokią tarnybą. Nes rytoj po transliacijos mums reikia savo powerbanką išsiųsti Lietuvą į lėktuvą, jo negalim imtis, yra per didelis. Tai žiūrėsim. Blembačka, kad jūs čia nelaiku mums skambinėjat. Nu, Jėzus Marija. Tai reikalai tokie. Šiandien turim suderinti City Tour busą. Iš ten norim transliaciją daryti, išsiųsti bateriją. Priduot mašiną ant ralo į aikštelę, kur dar net nežinom, kur tai yra, sutvarkyti nuodėmių failą visą, kuris mums bus reikalingas rytoj, apie vyrų nuodėmės kalbu, ir jau jeigu viskas sklandžiai pavyks, tai dar norim ir nusipirkti gražius juodus kostiumus, kad rytoj šventiškai pasipuošę deramai Vatikanui būtumėm pasiruošę eterį. Kažkas čia atėjo, aš nekėsiu mumis. Tutto tempo così. 2, 3, massimo 3. Sì. Massimo, non fa niente. Sì. Allora, avete un cellulare? Io vi faccio chiamare da Costanza? Sì. Perché così lei dice quello... This is our stuff. Only Sì, no, this l'avevo place. letto. Siamo detto, che ci avete macchinette. Ti faccio Fuori. chiamare al telefono come molto viene bene, lei. molto Va bene? Grazie mille. Ok, grazie a voi. Allora, dopo. Buone Grazie mille. giornate. Allora, Ciao. grazie mille. Anche voi. Ciao, grazie. Prieš tai buvo Madarytė nelabai malonu. Fainai, iš vis Madarytė. Tik priėjom, sako, o, Dievas, kokie aukšti. Sako, čia blogai ar gerai, žinai. Sako, gerai, sako, prie tokių nepratus vyrukų, tai sako... Aš kur nežinojau, kad mes automobilį sako, mes čia girdėjom, sako, apie šitą jūsų nuotykį, kas čia vyksta, sako, tai labai, sako, kur ta mašina jūsų yra, žinai. Noriu pasižiūrėti, žinai. Sakom, ne, jinai truputėlį jau ten toliau yra kažkur. Klausyk, gal reikia pizduką į kokį muziejų Italijoje atiduoti, nežinau. Tai gal, jeigu jums tai... Į Vatikano muziejų, pavyzdžiui, pizduką atiduodam. Why not? Pro Vatikaną prasineš draugą. Nu, va, žiūrėkit, ką tik paverkėm, o dabar vėl teigiam emociją. Nu, va, tai taip ir gyvenam, linksmėje kalnelė. Up and down. Tai dabar turėjom up, dabar greičiausiai kažkas bus down. Einam žiūrėti, kas bus down. Arnai, žiūrėk. O Arnas nebeturi. Nu, labai gaila, pametė į vakar. Bet aš turėsiu naujus, o tu neturėsi naujų. Svarbu pozityvus požiūris yra. Mano nauji, tu irgi toj patrasim. Einam, surasim Arnelio akinius, nupirksim nuo saulės. Ir tada vėsimės kažkur. Aš tą sakiau, nesidžiaug radęs, labai verk pametęs. Bet nebeverkiau, viskas. Okay. Bandysim derinti, kad baterija, powerbankas sėkmingai keliautų į Lietuvą. Klausimas, jų darbo valandos iki kelintos yra, nes mums iki 6 vakaro jų laiku reikalingas tas powerbankas. Bet įdomiai servisai dirba, ne? Čia žmonės paklausė, sako, do you speak in English? A little bit. Tai, ja, sena italų karta, tai nelabai a little bit. Mūsų problema čia ne italų, kad mes nesusikalbam su jais. Italijoje apskritai naudoja daug angliškų tarptautinių tų žodžių. Jo, yra. Cosa fai nel weekend, sako, pavyzdžiui, ką veiksi savaitgalį. Pavyzdžiui, fine di settimana vadinasi pabaiga savaitgalis. Bet nel weekend ir visur reklamose weekend. Stream, pavyzdžiui, girdėjau, sakei. Stream. No, mi dispiace. Belekas. Puoi creare la spedizione. Itališkai. Sakė, spedizione kažką jau šneka apie mūsų. E io spedisco solo con aereo in Lituania.
non ho modo di fare camionistico. Dovreste trovare un corriere che vi faccia fare camionistico. Nepavyko čia nieko padaryti, nes šita kurjerio tarnyba lėktuvų tik tai gabena siuntas, o ką pasakiau gabensim, tai sako, negalėsim padėti, ieškokit žemė, kas vežtų, žinai. Vandeniu? Vandeniu, tai tiesiog užtruks ilgiau, bet einam ieškoti gali. Dviračių gali gal parvežti Giro de Italija, Giro de Lituanija. Mane patiesim, kaip nedauž. Kris tau galva. Gerai. Ne šį kartą. Gerai, galva gerai, pilvas gerai. Biški toks, čia, jo. Nu, kaip ten sako? Palak. Gerai bus. Tam kartui gerai. O? Torsas. Ok, vanom. Iš šono net kažką atrodo. Ką? Tipo šventovė, bet biški ir velnynas, man atrodo, ten yra. Neįlipsi. Šiaip taip, Sorrentino, pažiūrėkit serialą The Young Pope ir The New Pope, antras dalis. Tai ten, man atrodo, visa tiesa ir yra apie Vatikaną. Grožis, šlikštumas, gėris, blogis, viskas susimaišė. Ir tikrai ten nėra pati švenčiausia vieta. Ir patys jie ten kartais susviruoja jų tikėjimas. Labai geras serialas, labai gražus serialas, labai teisingas serialas. Jei norėtum ten patekti dabar visą tą eilę, turėtum išlaukti, kol galėtum prieiti. Iš bilieto linijoje yra ten, kaip sako, nusipirkti bilietuką. Tai paskutinį kartą buvau čia rugsėjo mėnesį. Be tiketo, be laino, ta prasme, be laukimo 60 eurų sumokėjau, kad galėtum patekti, tai 3,5 valandos, o taip vaikštai po visą ir žiūri į sienas. Gražu tikrai įspūdinga. Vieną kartą tikrai apsimoka būt, nueit pavaikščiot, o dėl antro. Švyturėliai nelabai pagreitina čia situaciją Romoje. Jau dabar yra nebele koks karštis, tai įsivaizduokit, Liepos mėnesį, kas čia vyksta. Lydosi kėdai, kai atvažiuoja Liepos mėnesį čia. Karštokam. Užsisukinėjo valgyti. Bičas parašė dabar. Ką veiki? Gal einam atsigert kalytas kažkada? Non ve lo lasciano, perché c'è il posto per il bagaglio. E non possiamo dove prendere voi i state Linus? seduti, no, questo bagaglio non ve lo lasciano dove voi state seduti. Du dalykai. Čia turi būti naglas kaip tankas ir daryti, ką turi daryti, mažiau čia su jais aiškinti, nes kai tu bandai susitart. Bet kitų dalykų tai neišės padaryti, tai tiesiog pabandėm tą bus turą paimti. Ir sakom, viskas gerai, galit filmuoti, daryti, šnekėti, bet sakom, mes turim lagaminą su savim. Radiją mes norim daryti. Nu tai sako, žinokit, bagažą negalit kartu pasiimti su savim, turėsit palikti skyrių būtinai. Sakau, tai kaip mes? Sako, nu žinokit, tada nepirkit jokio bilieto, nes kitaip gali neišeiti. Nebent viena išeitis yra, kur važiuojant tą bus turą, sustabdysit, pamatysit ir paklausit asmeniškai to vairuotojo, ar jis prisileistų, įsileistų. Tai gal einam, mes man parodė, kur yra paėmimo punktas. 7 punktai, 8. Sulauksim kas 20 minučių, jeigu pagaunam jį, paklausim ir parodom foto, nuotrauką savo radijo dėžės. Gal tada ir... Šiaip jo, mums reikia rodyti iš to, ką jau esam darę, ten gondola, dar kažkas. Tai jiems gal taip įtikins. Neverta žlugždyti. Neverta žlugždyti. Einam, nežiūrėk. Žinau, kad moters tau reikia, bet ne dabar, dar pakentėti. Susilaikyti yra dorybė. Gal šimečkių prašom, kad parvežtų. Šimečkiai parvežtų. O, įpės. Ma perché no? Perché... Bisogna chiamare una società specializzata in smaltimenti. Nieko nesigaus, nes sako, ne... baterijos, ne, iki Lietuvos. Plano nebėra, kaip parvežti šito savo powerbanko, tai dėti pizduką reikia. Arba lietuviai, kas esat, pamatysit šitą seriją. Gal paimtumėt kas nors? Darom story, kreipiamės į tautą, į lietuvius esančius Romais automobiliais, kas planuojat artimiausiu metu važiuoti į Lietuvą. Paimkit vieną krovinėlį. Artimiausiu metu važiuoti į Lietuvą, gal galėtumėt susisiekti su mumis ir paimti vieną tokį legalų krovinėlį iki 20 kg, jis nedaugiau sveria. Pavaišinsim kavą ir visai kitaip atsilyginsime, kaip norėsit. Che meraviglia. Atrodo, turim planą B. Jeigu nepavyks suderinti City Tour bus, čia žiūrėkit, yra tokia kaip ir autobusų stotelė. Tuščiam autobusą galėtume... Tiesiog šokam. Ne žymiausias vietas rodyti Romos, bet
po regionus, rajonus. Taip, kaip kasdien romiečiai važinėjasi, tai vat sėsti tarp šitą miesto autobusą ir važinėjamės su busu ir niek čia mums nelės proto, šiek tiek pustuščiai važiuoja visi. Si parte da dove? Da qua, più vicino. Da qua. Okay. Okay, we are looking for bus like this, and we need. Green line. 1, 2, 3. You speak Italian or English? Italiano. Ok, c'è un bagaglio con noi. Possiamo prendere in mano lì? Certo. Perché Certo, biglietto io. non è bisogno che dobbiamo mettere il bagagliere. Non capite, scusa. Dobbiamo prendere questo bagaglio con noi, in mano. Mano? Sì, non possiamo lasciare da nessuna parte. Certo, sì. Si può fare così? Sì, certo. Così? Sì, non c'è problema, sì. Possiamo prendere con noi? Certo. Va bene. Anche quando bambini, tanto bambini, valigia, bambini, capito? C'è un radio che portiamo noi, dobbiamo Certo. essere in onda con il nostro radio a parlare con microfoni, si può fare tutto questo? Come vuoi? Questo bus libero, come vuoi tu? No problem. No problem. Really? Okay. For 3 hours. Yeah, 3 hours, no problem. Really? This is for our radio listeners, no yeah. problem. But it's no problem. No problem. Really? Really, no problem. 100%. Huh? 100%. 100%. 1000%. Only milk, no problem. 1,000,000%. Okay. What's your name? It's Johnny. Nice to meet you. Arnoldas. Thomas. Johnny. By card? No cash. Cash good. Solo cash. No cash. No cash. Only this. Go to our hotel to take our stuff and we will come back. You will be at the same place. Tai einam pasimti savo lagaminus visus ir grįšim, ane? Ane? Taip? Taip. In half an hour. Mes to įsigrįšim. 1,000,000%. Ticket? Questo tuo. Prendi, però dobbiamo prendere soldi Sì. da albergo. Card? No. Now it's only card. We have some cash in hotel. Va bene, card. Jau dabar sako, kad galim su kortelė. Sako, ateikit čia. Norėjo grinų, bet tai... Sako, mes toj grįšim, pasimsim pinigų iš viešbučio. Gerai. Matai, kokie yra slidikai. 24 eurai važinėti su šituo autobusu visą dieną Romoje. Tomai, tu greit bėgi? Mes bilietus jau turim savo rankui. Pažiūrim, kaip reaguos. Ne, tegul jis eina, mes einam lauk, žiūrėk. Tegul jis eina. Ateka. Užsiganda. I'm asking Arnai, gal nori akinių? Sakė, vienus perki 10 nemokamai gauni. Aš noriu tokį itališkų. Tikrai itališka. Itališka plasmasė. O, ne. You have a mirror? No? No. Come una femminuccia. Una donna. Bravo, neblogai. For the ladies, yeah, these. Aš manau, kad tau šitie reikalingi. Išrinksim jiems. Man reikia tokių grandiozinį. Žiūrėk. She's a lady. Jozo. Whoa, she's a lady. What's the price? 10? 20? Oh, so expensive. 20? 20? So expensive. 20 eurų. Iš kur tokių pinigų mes nematėme? 10 euros? 10 euros, yeah. Sakėte. Nuo 20 jau iki 10 nukritom. Tadam! 10 euros, my Čia friend. error 404. By card? Only cash? Only cash? Okay. Oh, sorry, I have no cash. It's only card for me. No. No? Okay. Then I'll come back, okay? No, I want this. Your boss is coming? One second. Look, we have a little, no time. We go to hotel, we will take our stuff and come back here. Ticket. Sako, vis tiek palauk, jis ateina. Okay. Card my boss. Okay, card my boss. Hello, boss. Hello, boss. What's your name, boss? My name is Tayyub. Buongiorno. Favorite card, yeah? Volevo chiedere se possiamo prendere una valigia con noi, dentro lì, essere con in mano. Sì, come no. Tu 10 valigie no problema, perché su ce l'ho tutto posti. Tu vai su. Sì.
Vogliamo essere dar in su. nemokėkim. Pasakyk, kad mes einam pasimti daiktų. Ma noi andiamo a prendere una valigia. Nostra. 1, 2, 3 tranquillamente, no problema. Sì, non abbiamo tempo, torniamo tra 20 minuti, ok? No È qua. problema. Allora prendiamo carta, tutto, torniamo tra 15 minuti. Che cazzo parla te così? Cosa? No, così parla come parla così. Io lavoro qua, capito? No, Sì, no, sì, sì. Tu video che cazzo parla tu? Noi torniamo qua. Questo stronzo veramente, capito? No. Chi stronzo? Questo veramente stronzo tu, capito? Che cosa stai dicendo, eh? No, tu prima Aspetta, tu parla sì. cazzo. Ok, va bene, Sì. io ho chiamato mai capo. Sì, Vieni con calmati, capo. No, non è possibile. calmati, No, calma. calmati. No, calma. Come puoi lavorare questo lavoro, eh? Come puoi fare? Jisai supyko. Žodžiu, mes pasakėm, kad su kortele mes sumokėsim, bet sakom, kad dabar nemokėtum, nes kad būtumėm patys užtikrinti, jog ateisim čia, įsėsim ir tada viskas, okei, susimokam ir va. Tas, žiūrėjau, ką čia tu stronco, kas čia niekšas, tu čia toks visą kitą, tu čia dabar pasakėjai, čia taip sumokėsi, dabar visą kitą. Ir pradėjo putotis ten ant manęs. Wow. Cangiare, No, ante. No, sì, cangiare. Ok. No, cangiare, ho bisogno cangiare, fatto. Ok, noi facciamo. Cangiare, dai. Cangiare. Ok, andiamo. No, Šaršalas. Mes jau tiek prisidirbsim čia. Jie pareis, tai pareis. Jie tarės dabar. Čia gauja yra. Jo. Jie dabar skambina vieni Jie kitiem. dabar va, viens per kitą nuėjo, sako. Visi rėk pradėjo, sako, ateina čia. Man atrodo, einam į policijos komisariatą greičiau. Mums jau toj darysis nebesaugu čia būti ir Romai. Kaip yra tiek daug nesusikalbėjimų, mes norim taip, jie nori taip. Aišku, jiems interesuoja, kuo greičiau parduoti ir viskas, tą bilietą. Ėjo žmogus. Žiūrėk, kiek mes čia einame, ne? Aha. Blemba kokie Visą yra, kitą pusę. pizdukai, ta prasme, čia jau blogąją to žodžio prasme. Bet čia matai. Pats dirba juodais, mes nufilmuojam ir sako, ištrini čia pat arba aš toj paskambinsiu. Jie norėjo eiti su mumis į viešbutį, primeti? Aš beveik buvau įsipatikėjęs, gal nu gerai, ten jų daug vaikšto su miliamenėm, gal nu tikrai čia tiek neprimeluos. Jie geranoriškai iki pirmo to. Jo, bet mes nenorėjom pirkti bilietų, kol neatsinešėm daiktų ir nematom, kad yra autobusas ir jau mes į jį galime lipti, nes jis kažką orą pardavinėja. Nu, Jo, jūs viską ten galėsite daryti, čia ką tik norite, prasme, kiek nors 10 netgi sako bagažų galite susinešti ir visą kitą. Bet šitas malikas, jis ten taip pradėjo agresyviai rėkti ant savo, iš karto toks. Aš jau galvoju, reiks kviesti policiją arba aš jau gal. Jie ten pradėjo skambinėti vieni kitiem, iš visų kampų jie pradėjo lysti, tepam slides ir taip buvo neramu dabar iki viešbučio, vis žiūrėjom iš kiekvieno kampo ar kažkas nesikeitė. Chebrytė, aš noriu pasakyti vieną dalyką, kad mes turim būti transliaciją pasijungę už pusvalandį. Tai gali būti, kad mes iš viešbučio, gali būti, kad mes iš užrakintų durų viešbučio kambario mesim, kur nedėsim šiandien. Čia jau nesaugu būti. Čia jums Roma. Bet rimtai, 2:15 Lietuvoje dabar. Ką mes galim daryti dabar? Ką mes galim daryti? Į jautiką bandyti šokti. Galim daryti jautiką, sėsti. Pabandom jautiką. Nu, mums dar yra variantas tas turas, bet tas oficialus, ne tų džimdžimčikų. Bet kur tu nueisi tam, ta stotelė, kur šešta yra, nu gal 10 minučių eit. Einam, bandom, žiūrėsim. Ačiū. Wow. Nešamės tą radiją. Toks nesuvirškinu dar informacijos tiek įvykių, čia ką tik buvo, dabar tik suprantu, kas ten įvyko. Skočiukas tai visiems gyvenimo atvejam, netgi nutrintiem pirštom. Nežinau, ar čia neprisidirbsiu dar daugiau. Be šitokio dalyko nevažiuokit. Ką tu žinai, kiek gali tek dar bėgti nuo kažko tai šiandien, tai jo, reikia apsidrausti. Kadangi gauja mus pradėjo gaudyti, o buvom taip apsirengę, tai galvojom persirengsim, jausimės taip saugiau. Gauja ieško dabar dviejų juodai apsirengusių ir baltai chuliganų iš Lietuvos, tai bandom maskuotis. Nu, dabar praktiškai naujas žmogus, esu neįmanoma atpažinti. Biškai dar balsą pakeisti galime, einam pas juos vėl atgal. Pažiūrėkit, iš juodus marškinėlių į baltus marškinėlius, iš baltų šortų į juodus šortus. Kepuriukas vėl į kitą pusę. Jeigu jie ieško dviejų juodai apsirengusių bičių, tai mes jų nematėm. Varom. Dabar taip pagalvojau, gal dar barzdą reikėjo nusiskust man. Econoteria anche in contanti, sì? Kiek reikia mokėti? 4,50. Turim autobuso bilietus, su tais pačiais galima ir metro važinėti. Reikia paimti 81 numerį esantį autobusą, kad važiuotumėm link Koliziejaus, gal mums ten netgi išlipimas. Jeigu krisim į minusą finansinį, tai 4,50 € čia 3 žmonėm. Kelintą ieškom? 81 berods. Paklausti. Einu da. Per Kolizėjo, tanta 1, 2. Ok.
Ok, aspettiamo qua. Okay. Sì. Ok, è la prossima. Grazie mille. 81. Okay. Jo, bet reikia į kitą gatvę dar užeiti tenais. Lygiai grečiai? Aha. Judam. Žvalgykės ar banditai neseka mūsų. Jie nežino, kas yra lietuvių mafija. Fermata Cola di Rienzo. 81. To mums reikia, laukiam. Nežinau, kaip čia pavyks. Jeigu nepavyks, lipam prie Koliziejaus, ne? Kažkaip kokį užkalbėjimą gal. Užkalbėjimą kažkaip. Atvažiavo 81. Ir kur mano tai bilietai? Tavo bilietai? Opa. Dabar žiūrėk, yra situacija tokia, mes čia neįmanoma pavesti, nes čia visų pirma kondiškės kaukia, visų antra barška tarška, visų trečia manau, kad City Touro busai lygiai taip pat. Tai sakyčiau, arba lipam prie Koliziejaus, jeigu jis važiuoja prie Koliziejų, galim to atsiliepsiu. arba Trevi fontanas. Labas. Reikia spręsti kitą planą. Bet čia pas mus taip ir būna. Reikia išsiųsti žinutę tiems, kurie mūsų tralu rūpinasi. Nuo Koliziejaus iki Trevi fontano yra 21 minutė. O važiuojam to keliu mes čia? Mes dabar turėtume prie Koliziejaus kažkur atvažiuoti. Tai klausimas, ar mes prie Koliziejaus? Tai prie Koliziejaus vedame. Čia, kol važiuosim, galėtumėm transliaciją pasidaryti ir išlipti Koliziejui. Mes dabar važiuojame iki šito kampo. Čia Trevis bus 5 minutės eiti. Manau, kad daugiau. Žiūrėk, kaip jisai važiuoja su mašina. Tai su mašina mes pėsčiam tai einam tiesiai. Bet čia vis tiek koks kilometras. Kai buvo dabar tolimesnis taškas, rašė 12 minučių eiti iš jo. Tai ten būsė dabar fiziškai dar arčiau. Geriau darom čia. Nes prie Trevi iš vis ten sangrūda žmonių, o Koliziejui nueisime tokią... Sakys, kur leidimai, sakys, no. Nes ten kontroliuoja labai, tu ten nori įkišti ranką į vandenį, Trevi viskas, tai švilpia visi ten ateis toj pat, o dar mes transliaciją nori. Prie Koliziejaus, grinai, nueit per šitą gatvę visą. Nes čia nuo šito... Tai kada lipam, dabar sekančią stotelį lipam? Aš manau, jo, čia va išliptumėm. Jeigu čia atsidarom ir drožia, nes mes... Ar taip nebus greičiau su šituo autobusu? Viskas priimtas, sprendimas nebesimėnom. Tai dabar stotelį lipam. Jo? Jo, to įlipsim. Kur išleista lipam? Nu čia tradicija, mes pabėgiot turim. Pernai Kopenhagui lakstam, šiemet Romoj palakstysim. Oba! Bėgam, vamos. Ir visas gatves ištriužai. Lakim čia gal jiems užsikimš biškį. Toj. O dabar po šitų. Einam čia. Paklaus, gal čia galim pasijungti? Ne? All right. Einam. You are going walk? No, we would like to be here. No. Va, Koliziejus matosi. Kiek valandų? 5-6? O kur tas spotas yra, kur aukštai? Tai va ten prie jo. Bliama, bet nesimatys, nuvarom. Išsitraukiam maikus, pasakam, kad artėjam, toj bus vaizdas, ne? Turbo speed. Turbo speed, įjunk. Čia bus greičiau. Taip, čia. Penkias po. Va ta vietelė tenai. Lipam čia. Pip. Skuza. Skuzi. Eik, tu savo 2 minutės į eterio. Aš apie šitą vietą sapnavau, kad mes darysim transliaciją. Čia nais? Jo, šitą vietą. Taip įsivaizdavau visą laiką, sapnavau. Gerai. Cek. Reikia į pavėsį, ten paprašy, kad praleistų. Visi keliai veda į Romą ir prie Koliziejaus. Pasitrauks, čia užimta 3 valandom, jeigu ką. Čia M1 stotelė, 3 valandas. Sorry visiems.
Gerai, maitinimas, taip. Čia telefonas, maitinimas. Antena, headphones. Maikas. Ironiška, bet mums reikės vėl skečio. Gerai, kompas jungiasi. Tuoj. Mikrofonai, mūsų ginklai. Sakt. Viskas, atrodo, viskas paruošta. Iš Koliziejaus turim valandukę 16:14, tai turėtumėm jau eiti į eterį. Babam. Oh my god. Mes esame Romoje ir mes tai padarėme. Pirmą kartą eteryje apsiverkiau. Iš emocijų. Dava, gumulas gerkliai susikaupė. Ašara pareina, tas žiūriu bliaut pradėjo. Dava, šiandien emocijų buvo, man atrodo, va čia. Tok 5. Viskas, pakuojam šmutkės, kviečiam taksą, varam į pas popiežių šnekėt, nes štuka 5 užsiprašė už terasą, iš kurios ir toj norėjom transliuoti. Štuka 5. Ir ta terasa bus tuščia, aš garantuoju. Žinot ką, italai? Mes nebūsim tokie kaip jūs. 3, 2, 1, M1! Tai nėra kliučių, kurių neįveiktum. Tai ėjom, darėm, norėjom iš to Koliziejaus. Iš tikrųjų buvo kitas planas, bet Koliziejus buvo tas dalykas, kur net Tomas susapnavo, kad iš ten vesim, tai vis dėlto sapnas buvo pranašiškas, tu kaip koks tai Gediminas kunigaikštis. Aš visą laiką kažkaip, kai būdavau Romai, man ta vieta labai patikdavo. Ir galvojau, kad galėčiau ten daryti transliaciją, vat kažką reikia ten padaryti. Ir kažkaip jau, kai žinom, kad Romai, Koliziejus, būtent ta vieta ir dar buvau susapnavęs kažkaip. Mano žmona beje man rašė, kad jinai šiąnakt sapnavo, kad mes iš Koliziejaus vedėm laidą. Prašau. Žodžiu, čia tie sapnai. Tai, čia mano svajonės išpildymas buvo, kur aš būčiau norėjęs savo laidą pravesti savo Romai, Italijai iš Koliziejaus. Tiek suėmė jausmus, kad šakės apsiverkiau per eterio metu. Tai iš Koliziejaus jau, žinokit, sorry, taksą ėmėm, nes jau va. Kuom šiandien diena skirtinga, kad po eterio nereik vairuoti, parvežė taksas. Ai, pizduką dar reikia nuvaryti. Važiuojam. Dienelė nebaigta, einam pizduką kažkaip priduoti kažkur, kažką, nežinau. Linkėjimai visiems žiūrintiems. Mes jūs mylim. Įtariu, kad greitoji pagalba Italijoje nėra labai greitoji, nes labai lėtai braunasi. Toks trafikas, toks eismas. 066645. Taksi išsikviesim, kai paliksim savo pizduką. Nu, mažylė. Labas, pizduk. Kas čia tave taip... Kur buvai, čia nuskriaudė tave taip. Lapais Jėzus apmėtė. Marija. Jėzau. Palikom parai, ne... Tik atiduo kažkaip į kitas rankas, ne? O, pizdukas mūsų. Atrodo varšas, kad lyg verktų be mūsų bus. Kaip ir stogą įlenkė berods. Ne? Aha, čia. O. What a wonderful world! Čia gali padainuot gabalų. Simboliška daina čia pizdukai dainuoja taksi. Yes! Yes, Arnelį! Yeah! Va, pizdukai! Tai ką? Tomai dar lubrikantas yra likęs.
Pritepėm ant tiek, kad tikrai nuvažiavom ir pasiekėm Romą. Mes tą fantazijų lubrikantą paliksim. Mažą ką reikės dar, gal sutepti kažką čia. Ant ralo užstriks, žinai, gal tralistų reikės. Atsisveikinam su pizduku, kaip atidarėm vienodai duris, taip ir uždarom. Kelionė baigta. 3, 2, 1, ėmė, 1! Yeah! Gaila, blemba. Gaila. Kaip gerai atrodo. Man labiausiai patiko va tas atsiklaupi ir pili degalus. Ir šmužinį. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up.